Saulėtasis pirmadienio rytas, savaitgalį buvo netgi -5, šiek tiek pašalo, šiek tiek žemė netgi pašalo. Na, o šiandieną norime jau iki galo pasilyginti savo krantą. Dabar vaikštau, tai visiškai jokio smigimo, nieko. Bet čia gal dėl to, kad viskas dar po savaitgalio pašalė. Nors dabar yra -2. Žodžiu, laikas spaudžia, reikia pasiryti, kitą savaitę jau antradienį yra ekskursija. Ir norėtųsi iki ekskursijos šitą vietą sutvarkyti ir palikti ir jos ir nebeliesti. Iš vis sėklos nusimesti pievai. Taip pat pasidaryti tą patį kitam krante. Atvežėm žvyro ir rūdžiame dar štai tojose vietose. Jis irgi suvyks susilyginti. Na ir kad greičiau pradėtų gyti tą pievutę. Dar buvo tokia kaip ir užduotis viską po to susilyginti jau su grebliuku. Vienam tvarkytis va tokią erdvę jau yra sunku. Šiandien atsivežėm akėčias, atsivežėm tvoros gabalą, bandysim lyginti. Jeigu ką svorio uždėsim. Ir bandysim taip su ketračiu prastėm akėčias. Nu bandom, žiūrim, kas gaunasi. Labai drąsiai galima svorio dar uždėti, bet žemės nestumdo. Jisai tik tai taip pakedena šiek tiek, kad norėtųsi dar jas ir pasistumdyti. Uždėsim svorio papildomai bloką. Va tai va. Kedračių tai nėra sunku iš viso. Visai nejaučia. Aš gal net dar svorio uždėčiau papildomai. Išdės visai neblogai, nežinau. Norėtųsi dabar kažką turėti tas, kas galėtų tos akmenukus visus nurinkti. Kartu su savim prastemti, bet čia gal va ateitų tvora į tą variantą, o gal ir ne. Tai užsidėsiu dar papildomai svorio ir dar pirmyn atgal patampysiu, bet dabar kažkaip atrodo, kad dar norėtųsi papildomai atvežti rūdžių. Kažkaip per mažai, čia tikrai tų priegubų ne vieną ir ne dvi atvežėm, o pasirodo dar norėtųsi beveik tiek pat. Tai maždaug taip gaunasi. Ką žinau, šiaip turbūt žymiai palengvino darbą. Dabar vis tiek bet kokiu atveju reiks grebliukų praeiti. Reiks visus tos akmenukus sutraukyti, surankyti. Ir gal dar porą priekabėlių į patį priekį. Na dabar tiems, kas pamiršo, o gal mato šį video pirmą kartą, priminsiu, jog lapkričio gale susigytų pradėjom tvarkytis vandens tvenkinio krantą. Pasidarėm tikriausią purvo vonę. Iš tikrųjų, atgal pažiūrėjus, tai nemažai čia įsikasė visko. Šios vietos pažymėtos raudonai yra dalys, kurios buvo iškastos ir pragilintos. Darėm tai dėl dviejų dalykų. Pagrindinis tikriausiai tai dėl laiko, labai nemažai laiko tema šias vietas pjauti trimeriu, čia su žoliapė vieni važiuos. Tikrai ir bandėm, ir ne kartą. O kitas dalykas tai estetika. Mano akimis krantas apaugęs nendrėm nėra gražu. O į pats krantas nuskustas trimeriu atrodo lyg apkandžiotas kažkieno pyragas. Sigitas lygina vis dar tą kampą, šiek tiek pakeitė, gal net pašalino laiptelį. Bet čia irgi matau, su šitom akėčiom nemažai reikės važiuoti.
Na, įdomus variantas gausis. Stumdomės kol kas, kad sekliau bus krante pačiam, tai faktas. Na, ar atrodys tvarkingiau ir ar kojas nesmigs, dar pamatysim. Čia yra mažiau akmenukų žvyras, mažiau akmenukų, bet vis tiek jų yra. Ir tai reiškia, nemažai dar darbo juos įsitraukti reikės. Na, čia tie akmenukai, čia bus tokie rakštis šiknoje, kad ojajajajaj. Na, laikau tikrai špygas, kad pasiseks. Tikrai tikiuosi pasiseks. Tai pirmasis sluoksnis kaip ir nuimtas, nulygintas, kur pradėjom, tai va šitoje vietoje beveik gaunasi idealu. Taip ir norėtųsi, kad būtų. Dabar Sigitas, kurioje vietoje yra, irgi jau yra tokia labiau banguota vieta. Čia šiek tiek reikės daugiau. Na, o dabar šitą perteklių vešime už ekskavatoriuko, čia prie pat. Per tą laiką, kol Sigitas viską lyginosi, aš sugrėbiau perteklių, akmenukus. Na, visą šitą perteklių tiesiog dabar surinksiu ir išvešiu palei kelią, išpilsiu suformavimui. Ten nesvarbu, bus tie akmenukai, nebus, netrukdo. Atrodo, ant saulės šilta, bet vėjas toks piktas. Tai ką, pavadinio zona baigta, manau. Kiek galėjau, tiek aptvarkiau. Visus šitos akmenukus, visas krūveles išsivaliau. Svarbiausias dalykas, kad maždaug tokio akmenuko nerašiau pievoje. Na, toks akmenukas yra potencialiai žala tiesiog. Kranto zona irgi jau pabaigta. Tai visos tos krūvos atsidūrė vandenyje. Ar geriau gavosi? Ai, klausimas. Reikės turbūt nemažai po vandenį vaikščioti ir akmenų traukti. Ar geriau padarėm? Tai jau tik tai per ekskursiją sužinosim. Šiaip tai va tokios paprastos, mažos paprastos krūvelės. Atrodo, kas čia tokio. Bet visą pusvalandį užtrukau užtraukti visas 6 krūvas. Na ir gavosi va tokie priekabėlė. Tai nemažai to čia turto gavosi. Akmenų, visokių šaknų, žolelių. Formuojasi įėjimas į tvartą, gražiai grindžiasi akmenukai, pagalvom, kad visur galvo tokį dalyką padarysim, daug tų akmenukų turime, tai čia įsigrysime, čia įsigrysime, prie tų durų įsigrysime, prie svirno įsigrysim, visur prigrysim tų akmenukų. O čia originalus yra, toks jau pavargęs, susikasęs, tai gal šitą irgi apsiplausim, įsivalysim, na bet tiesiog įdėjo taip akmenukai susigrysti. Svarbu, duris atsidaro, atrodo gražiai. Čia šiandieną gal jau pradėsim dėti bordiūrą štai čia iki pat autobusiuko. Vakar Sigitas nulygino, ši visai gerai gavosi, net tiek ir daug čia reikės tų priekabų atsivežti, užsilyginti.
pradėjo. Va, taip. Na ką, beveik baigta kasti. Iškasėm nemažą duobę kaip tokiam varteliui, bet su Sigitu sakėm, kad taip paprasčiau yra įsikasti, po to užsiverčiam ir jau sudėm blokelius taip, kaip mums yra patogiau. O koks yra kaifas, kai kasti su ekskavatoriuku, kai nereikia rankom kasti. Dabar yra pora vietų, kur eina vamzdžiai ir kabeliukai, tai ar kasam rankom, tai va toks ir tas darbas rankom kasti. Varginantis labai ir tikrai nėra lengva. Na, bet nenorim rizikuoti su ekskavatoriuku, kad netyčia nesulaužytume dar kartą. Galutinai išgrįstas įėjimas. Irgi labai šauniai gavosi. Dabar tai pabus, o po to tiesiog su šluota nusivalo gražiai ir bus. Lygiai taip pat ir čia pasivalysim dar su šluota ir va čia palei kraštą pasidarysim. Nu, bardakėlis, liko mažiau nei savaitę. Nu, čia turi būti po to viskas čia čiki-piki. Čia. Kągi, turime padarytas lentynėlės su apšvietimu. Po stalų šviečia. Dabar, kadangi dar darome mūsų karietos žibintus, tai čia įsijungia lempa, bet čia yra, dabar šviečia lempos, kurios yra skirtos, kai jau baigėsi ekskursija, kad visi matytų viską, bet teminis apšvietimas be šitų lempų būna. Tai čia irgi dalis teminio apšvietimo, šios karietų lempos, girlianda, apšviestos vėliavos. Aš manau, kad čia išsipildė idėja 100%, kiek ir norėjau. Tiek, kiek biudžetiškai leidom ir kad būtų patrauklų, bet ne per daug. Tai man atrodo pats tas. Štai taip gaunasi tvarto apšvietimas, disko tvarto apšvietimas. Sukabiname 7 karietos ratus su LED juostom. Dabar per kamerą tikrai neperteiksiu tikrojo vaizdo, nes čia per šviesu dabar. Ir šiaip bendrai yra tikrai šviesu, aš gal tikėjausi tamsesnio varianto. Tvarka. O senai šitas variantas buvo. Ir ką veik? Iš tikrųjų smėginiai verda tikriausia košė, labai dega subinė, nes rytoj ekskursija.
O ką, turbūt šiek tiek ilgiau dirbsim negu paprastai. Reikės pasidaryti ir susilyginti. Šiaip būtų baika, bet aš galvoju, kad aš iš vis nesąmonės darau. Plevelę gal kokią reikėjo dėti, gal dar kažką. Na, ten po apačiu akmenis taip yra vis tiek. Tai nėra, kad taip plikai dedam, bet... Šiek tiek paspaudėm gazą. Pradėjome rūdžiami lyginti. Nors ir jau po darbo. Bet sakėm, kad reikia pasilyginti, kad čia tie vaikai negriuvinėtų. Ypatingai už bortelio labai perginau, kad nekliūtų, tai jau į tą pusę susilyginam. Sakyčiau, gal visai baika. Dabar trombocitas yra tankintuvas. Tai tankintuvų paraisim, sutankinsim, bet kas gavosi, kad per vidurį kalniukas ir va taip gaunasi. Negerai. Norėtųsi, kad tik į tą vietą nužaudumas būtų. Tai greičiausiai, kad čia reikės turbūt dar žvyro vežti. Tikriausiai. Na ką, ne per ilgiausiai užtrukom, aš viso labo 30 minučių čia pirmin atgal vaikščiau, dar po antrą kartą vietom praėjau, tai, kaip šiandien ryte atrodė ir kaip dabar jau galima, kaip sakant, ir ekskursiją vesti. Aišku, kiek čia laiko, 7:30, bet 28, liko dar apsitvarkyti čia šiokius tokius dalykėlius. Bortelis nebaisiai matosi, reikės dar gal pavalyti jį čia. Kad užklius, tai tikrai žmonės čia užklius. Kažkaip reikės pasitvarkyti, nežinau. Ir tas nuolydis, ne toks nuolydis gavosi, kokio aš norėjau, kokio aš tikėjausi. Bet čia dar ne pabaiga, čia tikrai vešim dar žvyro, dar žvirgždas dėsis, akmenukai. Tai kai bus, tai bus. Jeigu balos kaupsis, vadinasi kaupsis. Šita vieta kol kas yra žemiausia. O ten irgi taip gana gerai smygia, tai net nežinau, kas čia yra geriau. Atrodo, kokį lietaus surinkimą reikėtų dėti ir kad jie prūdą dėtų, bet čia jau nebe šį sezoną. Dabar einam į veidrodžių kambarį. Čia va, puntuko akmenyje. Ir šokom. Opa! Mokytojai, man +1 taškas. Na ką, pirmoji sezono ekskursija pasibaigė ir visai gerai. Geras oras, tikrai reikia džiaugtis, kad balandis toks šiltas, malonus. Na va galiau, ką, pradedam sezoną. Na ką, tikriausiai yra finišas. Labai tikiuosi, kad jau čia pabaiga. Šitą pasišalinam kampą, įsilygino. Aišku, visai nemažai reikėjo, bet tai, kas buvo prieš tai, yra žymiai geriau. Aišku, įsitikinsim tik tada, kai jau šienausim su kubota, kai aplinkoje pažinėsim. Na, tada rezultatas ir matysis. Galvoju, nupiešiau šiek tiek, kad viskas bus greičiau ir lengviau, bet visi laik tai būna, galvoju, atrodo visai greičiau, o užtrukom visai nemažai. Bet kokiu atveju tai čia ne pabaiga, dabar reikia pabarstyti sėklas. Neturiu barstytuvo jokio, tai į kibiriuką ir rankom kaip grūdus pamėtysiu. Ir tam kartui užteks. Lauksim, kada žalytė užaugs. Erzintis dalykas tai yra akmenų rinkimas. Visus tokius akmenukus išrinkti užtruko visai laiko, 2 valandas rinkome čia aplinkui visur ir dar nesurinkom. Dar rinksis, dar ir žoliapjovę turbūt parinks.
visą damperinę priekabą išvežėm akmenukų tik tai šiandieną. O dar liko krantas ir tenai prie kelio dar tasai toksai išsilyginimas. Tai dar daug darbo liko. Tai toks va darbelis gavosi, gera praktika, tikrai kelios gerai išmoktos pamokos, kitą kartą darysiu šiek tiek kitaip dalykus, bet čia tikrai negalutinis rezultatas. Jeigu pažiūrėjai iki čia, labai tau ačiū, ypatinga turinys paspaus patinka, gal ir kanalą prenumeruok, arba kokį komentarą duok. Na, o mes jau pasimatysime kitame epizode. Iki!